Sveiki visi, mes čia padarėm tokį įžangėlę. Introdukcija. Sveiki visi, paskutinės vakarienės žiūrovai, jau kaip supratot, sėdi pas mus Merūnas Vitulskis, iškeli žvaigždės. Pažadu, vieną tik klausimą turėsiu. Bet tik tai vieną, gerai. Daugiau paliksiu šitą. Neuždarau aš tų durų niekaip. Jis prisispaudžia pirštų, žinai. Tai va, tai smagu, kad atėjai, meniu tikrai fainas. Pradžiai, tai tą vienintelį klausimą tada ir paklausė apie kelią žvaigždės. Kiek maistas kelias žvaigždės projekte buvo svarbus? Ar tiesiog atveždavo jums padėklais ir palydė? Kadangi tuo metu ten buvo kažkokio tipo maisto, reikia prisiminti, Bravarija, atsimeni toks buvo Bravarija? Jo, su tais bokalais, Akropolį, man atrodo, ne? Jo, Akropolį. Jo. Tai jinai rėmė, Aha. tai galėsi vaizduoti. Turi galėt blogesnių rėmėjų turėti, tikrai. Prasme, tikrai buvo persūdyta su maistu, tai hebra ne tai, kad po vieną porciją, po 3 susisakinėjo. Yeah. Ir staiga per vieną mėnesį pradėjo visi virsti ne surikatom, o paršais. Visi taip, ir panos plečiasi, ir bičiai, ir visi pradėjom tokie, pilnai. Taip. Tai aš, kadangi Bravarija buvo prie pat kino salės Akropolį, atsimeni? Jo. Tai aš dažnai eidavau, jeigu eini į kiną, užeini pavalgyti Bravariją. Tai ten pasiemi vieną bokalą, kol ten suvalgai, antrą, po pusę litro aš sėdžiu, aš nieko nebesuprantu. Žirnelių, bliūdelį. Aš sėdžiu filme ir man nebeįdomu tas filmas, žinai, aš noriu grįžti į Bravariją. Pratęs. Pusės filmų neatsimenu. Jo. Ir va ten, tas visas reikalas buvo, taip, ir atsimenu dar, kai tą šou visą laimėjau, tai buvo laimėta, man atrodo, tai 5000 pavalgymo pinigų. Bravarijai? Tai čia dar dabar likė žetonų. Ir aprangos 10 000 metodo. Tai ten, žinai, labai fainai. Metai buvo labai tie pirmi, tai taip, kairiai 10 visus vaišindavau. O kešo nieko nedavė. Ir po to kešo. Negrinais, bet mokesčius skaičiavo. 100 000 ten galima laimėti, tai mokesčius skaičiavo 705 metodą gavosi. Labai neblogai. Bet kaip jaunam žmogui, žinai, tai buvo toks atinybė nieko. Kai duoda dienpinigių, tarkim, tenais per kelią žvaigždės, tai tu tos dienpinigius taupydavai. Nes jeigu tu iškrisi, turėsi iš ko gyventi, žinai, tokia pasąmonė veikia. Tai žodžiu, prastai buvo. O Kaune kokia buvo gastronominė situacija, kai augai? Čia mūsų jau toks tradicinis laidos klausimas, kai gaudavai litą kitą, ką varydavai nusipirkti? Šokoladuką ar kažką kombinuodavai, kažkokį, žinai, dražė? Tik tai atsimenu žiauriai ledus mėgau. Būdavo miesto sodas. Ir prie miesto sodo būdavo kioskas, kurie visą laiką jame būdavo tie, plombyras tikras su paprastu popieriniu to, žinai, popierėliu uždengta ir duoda su rankom, jinai patita, žodžiu, vafliukas su rankom apčipinėta, jau, žinai, kažkas, netinka, atgal įdeda, žinai, ir kitą paduoda. Ir ta tokia visiška norma buvo. Ir dar atsimenu labai, kad pieno kokteiliai būdavo prie fontano labai geri. Tai mėsos parduotuvė ant pačio kampo ir tokiuose aliuminiuose kolbose plakdavo tokie rusiški aparatai. Tai iki pat putos padarydavo, žinai, tą nurijai seilės, mačiau. Nes tikrai skaitų būdavo. Amerikietišką, sovietišką kokteilį. Jo, bet žiauriai geri būdavo, pilna stiklinė pripila tokia. Tai kosmosas. Jo, aš atsimenu apie tos kampinės, tipo parduotuvės, kol tu sėdi, kol tu mama ten nueina apsipirk, kažką ten svergi, ten tą mėsą, ten smarvė jau per 20 metrų būdavo nuo durų. Tai atsimenu toks sėdėjo, sakė, prie fontanos toks bomžas, žinai, vis tiek centų prašydavo. Ir jisai grodavo su neįprastu instrumentu, lūpomis. Bet garsą tai ištraukė iš rankų susidėliojimo? Jokio nieko, va taip sėdėdavo ir grodavo. Tai du garsą tai kaip per lapą, ne? Tipo jo. Ir aš taip sėdėjau ir vaikystėj rypą mėgdžiodavau. Ir išmokau. Ir dabar, kai neturi ką nors veikti prie draugų, žinai, ten per balius pradedu groti. Tokia pasąmoninga nesąmonė, bet va iš bomžų. O tai maisto meilė ir atėjo iš močiutės, ar vėliau tu tik tai gyvenime supratai, kad maistas yra didžiulė galia? Žinok, mano močiutė buvo restorano, kuriame rinkdavosi daktarai, nebufetava, kaip čia pasakyti, administratorė. Tai jau čia aukštesnis jau lygis, priimdavo, kur svečius pasodindavo. Tai gamindavo ten labai gerai, žiauriai. Ir jinai pati turėjo gerą skonį ir pati iš mamos paveldėjo tą maisto gaminimą. Tai
Aš tik atsimenu vieną, iki dabar jau išmokinau šeimą, kad be sviesto maistas yra neįmanomas. Sviestas yra labai svarbus ingredientas. Sviesto negali būti per daug, ne? Ir nebūna greičiausiai. Ir nebūna. Patiko tavo meniu? Nenustebino, kad 2 desertus pasiėmei? Jo, aš tikiu. Išduosiu šokoladinis tinginys, kurį jau Martynas man davė paragauti, žinok, bus skaniausias tinginys, kokį valgiau. Ne, šiurpas eina, žinai. Ir tai, tarp kitko, yra mūsų laidos rėmė Lidl patikalas, nes mes turim rubriką, kur vieną patikalą atgaminam tik iš Lidl ingredientų. Tai Martynas parašo receptą. Aš nueinu, nuperku ir, žodžiu, žmonės galės pasidaryti. Jeigu norit, galite atsisukti galą, bet geriau pažiūrėkit visą pokalbį ir pamatysit gale ir gal tu pasigaminsi. Tai vat, einam prie pačio pirmo mūsų patikalo, starteriuko. Judam. Blemba, gražiai atrodo. Labai smidrai nerealu yra irgi. Pradėkim nuo gėrimo, mes pasirinkom kalnabinį alkoholį, tu norėjai balto alučio. Nors sakei, kad čia kaip visi sako moteriškų gėrimų laiko, bet čia ir man... Mano aromatingas, skanu ir... Jo. Tai ant mūsų stalo yra krevetės, tu perskaitysiu, kaip tu suformulavai. Ne. Grilėje keptas krevetės ant smidrų su mango padažu. O taip. Labai specifiškai. Tai kodėl pasirinkai Merūnui šitą patikalą? Todėl, kad tokie sentimentai yra, žinai, mano senelis buvo didelis fanas visą laiką Leonardo da Vinčio ir Italijos, nes tai yra vis tiek menų korifėjų visų, kaip sakyt, centras. Nu ir nepaslaptis ir aš to gyvenu, žinai, lygiuojasi į italų garsiausius tenorus, labai daug tenais esu dirbęs ir ta Viduržemio jūros, kaip sakyt, kulinarinai, nu man labai labai svarbi, skani. Ir jų gerybės iš esmės užima labai didelę dalį mūsų gyvenimo. Tai dėl to galvoju, startais turėtų būti baltymai ir smidrai, kuriuos atradau irgi toj pačioj Italijoje, kaip ir artišokus ir visą kitą, ko gyvenime iki to laiko net neragavęs. Tai va, o krevetės irgi ruoštų, turbūt gal tik šiais metais normaliai išmokau. Pas Čepretską nuvažiavau į kursus ir parodė, kaip iš tikrųjų. Jo. Nes pas mane būdavo daug sviesto ir daug česnako. Bet ne, tiesiog kiek reikia nedakepti jas, žinai, kad jos gintarinė turėtų gintarinę tekstūrą ir taip toliau. Labai gut. Atrodo, sėdim Amalfi, o ne Gedimino prospektą dabar. Labai gerai. Buvom šiek tiek pradėję šnekėti, kol dar kameros nefilmavo. Apie remontus. Aš dabar vidury remonto, nežinau, jau tikiuosi gal ten antroj pusėj, bet galbūt, kad pirmoj. Kokiam etape esat? Jau išsirinkom, kas virtuvės baldus darys. Tai gerai, bet išsirinkot ar jau tipo ir galėtų? Jau atvažiavo išsimatuoti. Išsimatavo. Nu tai gerai, tai daug labai nuveikta, reiškia. Jo, tai kol kas planas yra spalis. Kiek tame statybų reikale visame, nuo visiškai žemės dirvožimo nuėjimo iki pat stogo, ar... Ne, mes pirkom jau pastatytą sudalinę, tai visa kita mūsų reikalas. Kaip įsirengsim, o tu, pas tave projektai, tu prasme, visi sekė, kaip Merunlandas vystosi, dabar Erikos kampelis. Aš pradėjau nuo nulio, žinok, visiškai, nuo nulio pradėjau. Ir tai, kai tu ateini visiškai ant lauko, kur, žinai, taip apleista yra, kad tu ežerų nematai, ant kurio kranto stovi tavo sklypas, žinai. Čia labiau toks YouTube'o turinys. Ir va, nusipirkau Bosnijoje namą už 400 eurų, dabar žiūrėkit per pusę metų. Tai buvo taip juokinga, žinau, baisiai. Procesas yra... Bet tu atrodo mėgaujas to proceso. Aišku, tai kūrybinis procesas. Nes visi man sako... Tu prasikė, stiprybės. Aš stiprybė tai pažiūrėjau visai. Visi sakė, kad problema ir visi kelia tą problemą su tais meistrystėm. Man tai buvo kūrybinis procesas, pradėjau nuo nulio, aš pats atsėdėjau su pieštuku, nupaišiau visą planą namo, visą, aišku, po to architektė viską išbrūkė, nesąmonė. Tada Erika pasėda, noriu iš kairės viso fronto, ne iš dešinės, noriu, žodžiu, ir prasidėjo, žinai. Tada apsisprendžiu, kad davai techninė visą pusę namo statybą, Erika. Gal davai aš vienas padarysiu, nes supratau, ko daugiau su moterim diskusijos. To tai va čia yra klausimas, koks pagrindinis patarimas nesusipyks su žmona per remontus? Blemba, juodąją visą dalį iki tos puošybos interjero, duokit vyram patiems susitvarkyti, žinai. Jūs tik pasakykit, kur tas turi būti taškas, kur norit, kad būtų tualetas, kur norit, kad kriauklė būtų.
tik tiek, o visas techninė pusė, davai nesigilinkit, nes, Ja. nu, tikrai bus blogai, labai blogai gali baigtis. Jeigu jos būna atsakingos už kandelebrus, ne? Jo, Karnizus. jo, nu, spalva sienų, jau ten, žinai, tu jau ramus, kad žinai, kad tose sienose, vat, esi susifotnės, kur laidai yra, ten, žinai, Ja. kur kanalizokas, jau ten dar kažkas. Čia yra labai svarbus momentas. Pastatytas jau? Jo, dabar Dar? gerbuvį darom, po truputėlį jo. Gerbuvis tai čia menkeivas? Nu, vadinasi. tipo, jo, visos žemės ribos ir ten matau, kad dar galui, bet gal ir gerai, kad nėra galas, nes greičiausiai, kai viską susitvarkyčiau, vis tiek atraščiau vietą, kur dar kažko tai norėčiau, žinai, nes greičiausiai, kad tai yra truputį psichologiškai vyrams užkrečiama, žinai, vat, pabandai ir čia dar, o davai dar sandėliukai kalam čia, o davai dar tą. Aistė norėtų, kad man tai bus. Aistė žino, kad kai bus padaryta, mano darbai Daugiau baigs. nieks nieko nebedarys. Mes finalinę versiją padarysim. Supratau. Kaip ir po 10 metų. Nu, aš labai tikiuosi. Ar galima iš tavęs išgirsti Merūno gidą, instruktažą? Tarkim, 5 patarimai, ką tu pasimokiai, ką daryti arba ko nedaryti. Žinai, kas atrodo gal ant popieriaus gera idėja, bet realybėje prastas dalykas. Visiems didžiausia yra problema terasa. Yeah. Kaip padaryti terasą, kad neužknistų ateityje, nes žiūrėk, plytelės hebra sudeda laukia, nu tai pas visus atšokia, nu nežinau, pas ką nebūtų Terasai? problemų. Jo, pas visus. ir man galva knisa, yra po to visokios, tipo, yra karkasinės, kur tipo perpučiamos, kur žinai, ten ventiliacija pastovi, nieko gero. Tai pas tai medinė terasa? Pas mane, ne, aš kaliau akmens kilimą. Ir taip tokį Akmens revoliucinis dalykas yra. Poliuretanas kartu su ispaniškais akmenukais. Tai yra amžinas daiktas. Aistė, mes Nerealu. kažką panašaus galim pasidaryti? Žinot, Gerai, šiaip yra apkalbėsim, kosmosas. nes dar neįrengta, pas mus tik padaryti rėmai. Nes jinai ir ventiliuojasi, ir gali čia pat kibirą vandens užpilt, viskas nusidrenuoja. Nu, žodžiu, šiaip revoliucinis dalykas, nors airiai ir anglai senai jau naudoja, bet Lietuvoje tai yra dar toks šviežias ir prabangokas dalykas. O virtuvį turi kažkokį patarimą, kaip įsirenginėti virtuvę? Geriausias Erikos buvo sprendimas, kad saloj, pavyzdžiui, kas turi virtuvę salą, nedaryti ant garintuvo ir indukcinės. Tai yra visiškai nesąmonė, nes taškosi va taip va. Ir be to tas garintuvas toks kaip, nesikeiksiu, bet kaip, nu kaba, kaip žinai, nu nei rūta, nei mėtų. Nu tipo jo, nu visiškai nelogiška. Dabar jau yra į grindys įleidžiami tie garintuvai ir tikrai... Yra pačio indukciniai, tie jie surenka iš karto garą, taip į vidus. Irgi yra, bet girdėjau, kad ta alkūnė ir pribėga, ir kvapai laikosi, ir istorija. Mes tokiai padarėm indukciją, tegul verda, o čia vyksta procesas, nes anksčiau ir vėliau suprasi, kad pagrindinis balius vyksta ant tos salos. Ja. Ir visi stengsis nedėti ant tos indukcinės, visas kvadratas pas tai yra prarastas ant stalo, žinai. Tai va čia mūsų buvo labai geras sprendimas, žiauriai džiaugiuosi aš. Ok, einam. Pabaig, Merūnai, neskubinam, nukatinsim, nerodysim, kaip viską valgai. Einam prie antro patiekalo. Mūsų stalo virtiniai. Aš nežinau, kuo virtiniai koldūnai skiriasi, žinai. Aš irgi nelabai. Tu prašai virtinių su baravykais. Jo. Tai turim grietinę ir baravykų pudrą, viduj baravykai, česnakų laiškai. Paragaukim ir tada galėsi pasakyti, kodėl pasirinkai šį patiekalą. Spėjau ir mačiutė gamindavo šitą. Jo. Gerai, let's try. Wow. Toli iki mano babos koldūnų. Labai. Bet, aišku, tas baravyko poskonis tai yra, wow, yra vis tiek. Baravykai man toks ir stebuklingas, toks su paslaptim grybas, žinai, kuris buvo tiek, kiek svėrė baravykas, tai tokį patį atitikmenį aukso mokėdavo, žinai, senais laikais. Tai buvo labai kaip prieskoninis ir kaip grybas, kuris žiauriai buvo vertinamas viduramžiais. Ir kažkaip pas mus yra, mano šeimoje yra 6 kartos, kurios tokius pačius virtinius daro iš kartos į kartą, žinai. Yra baravykai, svogūnas ir paprasta net būna, kad grietinė, žinai, nieko daugiau nereikia. Spirgučius dar, kad ir tai yra, kalėdinė tradicija. Mes metus gal kiek švenčių, tai va tiek kartų yra, nes prie jų reikia pasikrapštyti. Ja, pas mus baravykai visi eidavo ne į virtinius. Pas mus kažkaip, mano mačiutė, jos tiesiog pakepdavo su bulvėm ir svogūnais. Tai būdavo toksai tradicinis. Pas mus 2 dienos.
jeigu atšala šitie, tada pakepa antrą dieną, būna irgi žiauriai. Jo. O kol mes su Merūnu valgome koldūnų su baravykais, trumpai pašnekėkime apie grybus. Pjaunų grybą parduotuvėse rasti didžiulį funkcinių grybų pasirinkimą. Aš asmeniškai jau daugiau nei metus naudoju produkciją ir galiu pasakyti, kad ir mano kailis žvilgesnis, ir mintis skaidresnis, ir akys žvitresnis. Mano top 3 mėgstamiausi. Lion's Mane papildai, tai smegenų veiklai, nes klausimai Merūnai patys nepasirašys. Reiši grybo ekstraktas, miego kokybei gerinti, nes jeigu nėra gero miego, tai iš vis nieko nėra. Ir trečias neseniai atrastas ausiagrybio ekstraktas, cholesterolio kontroliai. Amžius toks. Jeigu ir jūs jau daug girdėjote apie grybų naudą žmogaus organizmui, bet dar patys nebandėte, apsilankykite Pjaunų grybą parduotuvėje Vilniuje, Gedimino prospektas 46, Kaune Vilniaus gatvė 36 arba internete pjaunugryba.lt. Čia su nuolaidos kodu MANTAS dar gausite 10% papildomą nuolaidą prie jau visų egzistuojančių nuolaidų. Esu ne tik operos solistas, šiaip ir pramoginių dainų šokių. Neseniai išleidai dar vieną. Šiaip kalbėt šitą pas Andrių Tapiną ir dar praskautinau dar kitus podcastus. Esi labai daug kuriozų turėjęs ir aš noriu tiesiog padaryti ultimate listą, kad tau daugiau niekad nebereiktų apie tai šnekėti. Surinkau 10 situacijų, kurios tau nutiko per koncertus ir tu tiesiog pasakysi, kur dėtumies pagal kuo tau nejaukiau ir nesmagiau buvo ir kuo mažiau norėtum kartuoti. Pirmoji vieta ta, kur pati nesmagiausia situacija ir norėtum ją ištrinti, o 10, kur tau, žinai, nebuvo problema. Aš tiesiog vardinsiu ir tu dėsi. Gerai, pabandom, Vėlavai 2 valandas konsą, nes neradai kaip atvažiuoti. Jeigu 10 reiškia, kad nieko tokio labai nebuvo. 2 valandos, jo, yra buvę. Man atrodo, Kražiuose yra buvę. Nes navigacija net nuvedė. Ne, mano tiesiog vadybininkas pražiopsojo datą. Aš jau sėdėjau, buvo visiškai tuščia data pas mane buvo ir aš tiesiog sėdėjau su chalatu namie. Šiaip labai juokinga situacija, nes šiandien panašiai buvo. Likus 10 minučių aš tau atsiunčiu adresą, tu man rašai, blemba, bela, pamiršau atvažiuoju. Ir vaikų močiutę paleidau namo ir sakau, kad čia atvažiavo. Buvai pasiėmęs auklę, išsiuntė auklę atgal namo, nes galvoju, kodėl aš auklę pasiūliau. Kad mano žmonos nėra namie. Jinai viskas sureaguoja, arba man tiesiog, žinai, moteris priminimas yra. Jį dabar į Berliną įskrido, jos nėra šalia ir viskas. Aš esu kaip, žinai, kaip vaikas. Tai nėra tavo vaikai, nedegina namo dabar? Gali būt. Praeitą kartą čia prieš porą mėnesių namai kvepėjo degtukais. Ir sako, nieko nedarė, nieko. Ir taip įvirta ateina, kad yra stalčiai ir dūmai. Ir stovi čia. Yra buvę. Okay. Tai pagal nejaukumą, į kurias vietas statytum? Turbūt į kokią 5. Nekenčiu vėluoti, bet kas nutinka, tas nutinka. Ką daryti? Gerai, konsas įvyko, ne? Taip. Okay. 5 kartus dainavai O gražuolę, Panevėžiai. Pagal nesmagumą ir nejaukumą. Kokia? Tarkim, čia mano darbas. Tai gal 10 būna. Ne, labai aš pergyvenu, nes čia man patinka tą, ką aš darau. Pagert su stankais ir po to girtami koncertą. Tu vienoj vietoj nenorėjai prastart su kuo, bet... Čia kaip baisu buvo, dieve. Bet stankai ten buvo, ne? Aš manau, kad... Nes pastapino, tu nutilėjai. Pas mus aš atskleisiu. Ten buvo yra baisu, ten buvo ir labai... Jie irgi tą atsimena, gangrena ir jiem patiem buvo ir... Aš manau, gal net į 3 vietą, nes tuo metu tokioje stadijoje į tą koncertą nuvažiavau, taip iš manęs ėjo tas šetonas baisus, nenoriu net prisiminti. Gerai, va šitas man labai įdomus. Dingo elektra, Alytuje čia turbūt ir pasakoja anekdotus. Jo, yra buvę. Man čia nebūtų problemų. Man irgi nebuvo. 9 vietą galim gauti. Easy, absoliučiai. Nuo kokį anekdotą pradėjai? Gal atsimeni? Nuo mergaitės, kur sėdėjo smėlio dėžiai. Žinai, šitą, ne? Man tra kažkoks... Sėdė mergaitė smėlio dėžiai, iš nosies krūjas bėga, čia smegenys varva ir taip įsirėmus į krašto, priekškį didelę žvyro krūvą. Jis sako, tu nusičiaudėjau. Bet tai pala, tai tu gali... O tu nebandai niekada anekdotų šiaip eit pasakot? Nepagalvoji, kad... Gal čia pinigai visi yra? Prie kompanijos yra, žino ir kas, manau, pakomentuos, yra, kas matė, kai aš esu lažinėsis iš
gero viskio butelio 250 anekdotų papasakojau. Tai yra, nes vaikystėje mano, nes mano patėvis labai daug tų kasečių pirkdavo, žinai, Zavaliauskas, Zakarauskas, Buvo erotinių Šilauskas. anekdotų kasetė netgi. Ir aš nei vieną nesupratau. Aš viską praklausiau ir taip jis dar kaimynas buvo toks vydas, kuris buvo tiesiog almanachas, žinai, anekdotų, kai prisėsdavo, atrodo, iš kur galvoju pasitiek, nu ir va, man įsirašė. Koncertuot Radžiui. Esu Radžiu, Kurčnebylių publikai. Čia to, ką Radžius padarė. Čia dėl to gal nejauku buvo, ką Radžius padarė. Ten gal dabar ne Kurčnebylių, bet ten buvo, kur savęs nevaldo žmonės ir ten sutrikusio intelekto ar kažkas, tai kur juda. Aš tavo istoriją supratau, kad... Ir jie tiesiog pasiprašė tie namai ar globa į tą koncerto priekinės eilės atsisės, mes laiką priekinę eilę paliekam, žinai, saviem paliekam. Ir, žodžiu, jie ir pasakė, jeigu galit, jūs jiem neduokit dainuot. Ir viskas. Radžis kažkaip neužfiksavo tos informacijos. Jis jam kaip anekdotai. Pro šalį praeitį. Turėsime dabar su intervą neužilgą, aš irgi taip laukiu, nes tikrai bus ką prisiminti. Ir jisai tiesiog sako, dan, ir duoda žmogų dainuoti. Jisai, sako, ką reikia daryti, dainuoti nemoka. Ja. Ir, tai žinai, tu prasme kiaurai žemė, žinai. O tu buvai ant scenos, aš ant scenos už užuolaidų buvau, bet aš, žinok, miriau, realiai aš už užuolaidą jau laikiausi, nes ant tai buvo ir baisu, ir juokinga vienu metu. O dieve. Okay. Čia jau čia aukštai, nededam šitą. Ne mano čia bėda, bet labai buvo juodas humoras. Okay. Kurią vietą? 7. Ai, gerai. Užsitrenkė grimeriniai prieš koms. Palangoje yra buvę. Laura Paukštė į sceną. Kurmerūnas. Jo, tai yra buvę. Tai labai baisu. Atsitrenkt, spėjai. Tiesiog netransliacija, tai žinai, kiek baimės. Aš dar ten diržo nepasėmęs iš maso dar kažko. Bet čia yra toksai, aš nežinau, čia filmo scenarijus. Ta prasme, čia dauguma jų yra filmo scenarijai. Kur kas gali blogiausia atsitikti, tai vat merūnai. Jo. Labai baisu. Ok, kurioje vietoj? Mes 6 jau turim? 6 dar ne, galim 6. Tai 6, jo. Gerai. Įlūžai į sceną? Jo, buvo kultūrnamis. Lentos buvo labai apgailėtinas. Prieš tai vienas atlikėjas irgi lūžo. Nepamenu, kas su manim koncertavo tada. Jo, ir po to ir aš įlūžau sceną. Per 2 lentas, žinai, kai persisvėrė per vieną brūsą ir gauni per nugarą dar iš kito galo. Jo, pavyko, ką, anekdotą pasakai? Ne, įlūžau, tai, žinai, stoviu, ką ten kalbėt, žmonės žvengia, šis tą salę mirė. Tai labai nejauku. Tai bet artėjam prie to nejaukumo, žinai. Gerai, tai tada, į kurią vietą dar? 4 dabar. 4, gerai. Tikrai. Nepagavai partnerės ir jis susilaužė abi rankas. Čia nepagavau. Prabėgo jim pro tave. Jo, jinai prabėgo pro mane. Bet neturėtų jos kažkaip... Ne, jin turėjo įbėgti ir įnešti laišką, žinai, ten violetai, traviatai, visiškai tamso įbėga. Toks sumanimas yra to režisieriaus. Kad tamso įbėga ir jau veiksmas kaip šviečia, jau viskas prasideda, žinai. Tai bėgo. 2 fagotai lūžo. Bet susistabdėt kažkiek? Sustabdė, be abejo, spektaklis sustojo. Vis laiką turigi tos statistus, ne statistus, bet tipo antrą sąstatą. Bet jie būna koncerte, jie būna ar jie tik tai... Arba būna būdi, arba būna netoli kažkur šalia, žinai, visiškai. Ten vienas skambučiai ir parbėga žmogus. Jis sustoja pusvalandžio spektaklis ir po to pratęsim tiesiog. Bet mergina jo lūžo. Bet tavęs netraumavo. Dešinė ar kairė? Man tai... netraumavo, ne? Vėl į galą kažkur kišam. Jeigu yra vietos. Tai tau netaip čia problema yra. Gerai, susitalpinsim. Pamirš žodžius. Jo, sutikčiau, kad labai nejauku, nes žinai, kaip blackoutas ir jeigu atsakingas momentas, kažkada turėjom naujo kūrinio pristatymą ir ten tokios vestuniam suknelėm panos aplink šoko, Tina Dance dar buvo šoko ir šiaip aš ten priednai jau turiu duoti ir viskas, nebežinau. Tik užsižiūrėjau jas, kai jos ant sukas yra tu. Ir aš... O ką darai tokį... Kurių? Ką daryti? Čia yra, kaip sakyti, profesionalų pagrindinis dalykas. Panašiai. Ne, tai buvo lėtas gabalas, ačiū Dievui, negreitas. Nes kai greitas viskas, sugriūni, žinai, vienas čia krenta, tada kitas ant viršaus ir toks, žinai, gaunasi. Ir bėgti iš koncerto savo. Čia Panevėžį, man atrodo. Čia turbūt gal ne vienas nejaukiausių. Kai tu tikrai pergyveni dėl savo sveikatos ir, žinai... Panevėžį buvo. Jo. Panevėžys, blemba, istorijų miestas. Pirtį
tai mes pirtį atidarinėjom. Jau gal čia buvo pirma raudona vėliava. Nu, bet pirtis pamatytum tokia, didelė labai, tokia kaip namas, didelė tokia. Čia spėjai karjeros pradžią, ne? Jo, karjeros pradžią, čia prieš kokį 18-19 gal metų. Ir buvo labai nejauku, eina savo. Ir, klausyk, žmonės grasino, jeigu, sako, norėsime, čia tu visą naktį dainuosim. Ja. Tai, žinai, tu Žinau, pamastai. kažką galėjo taip sakyti. Pažįsta. Gyvenau tą gatvę. Jo. Nu, gali būti. Gerai, einam prie kito. Prie žuvies. Taip, priėjom prie žuvies patiekalo. Čia turim prisipažinti, kad tu prašai starkio. Tai sakai, tavo žuvis yra ganėtinai lietuviška žuvis, ne? Ja. Bet šiuo metu laiku yra labai sudėtinga gauti starkio, tai mes pakeitėm į menkę. Kas irgi yra balta žuvis, bet starkio prašai su kalafiorų košė, tai kalafiorų košę gavai, kalafiorų nesunku gauti. Ir sakai, kad labai tau patinka tas minimalizmas visur gyvenime, ne? Aš Ir dievinu minimalizmą, kai nėra krauti ir namai, ir nerenka dulkių, ir šiaip vienas daiktas gerai apšviestas, man yra, gražiau negali būti. Tau Japonijai turėjo labai, ne? Labai. Ta tvarka, tas sterilumas, man labai gražu, žiauriai. Gerai, paragaukim. Paragaukim. Labai čia. O kodėl būtent starkis? Tau irgi gal žvejodavai pats ar... Vaikystėje pamatyta pirmą kartą pagauta žuvis mano dėdės. Tokį įspūdį sukėlė man ta kova su starkiu, kaip jisai palei krantą nuo šlaito lakstė, kaip jis su ją kovojo ir aš taip norėjau pagauti savo gyvenimo žuvį, tokią pačią, žinai. Tai čia tavo Moby Dickas buvo. Nu jo. Blema, labai skanu. Labai gerai. O šiaip koks savo mėgstamiausias būdas, jeigu pats gaminiesi žuvį namie? Tiesiog orkaitė, Sviestas, citrinos, Provanso reikalai visi pabarstymai. Ir biški druskos, viskas. Ir kalafiorų košė. Sviestas, starkių sviestas yra labai svarbus. Duoda tokį, atidaro tokį, kaip sakyt, tokia vaivorykštės spalvų, skonių, labai. Tai ką, vyno gal paragaukim? Tavo antrą pasirinktą gėrimą. Rieslingas. Irgi Vokietijoje atrastas. Vokiečiai išperfektino tą Rieslingą. Jo, išperfektino tikrai. Ką, einam prie rimčiausio patiekalo, tada steikiuko. Pažiūrėkime. Padarytas taip, kaip tu ir prašai, su pipiriniu padažu, filė, bet ten didesnė riebalo ir su jaunom bulvytėm. Tai aš labai norėčiau iš tikrųjų paragauti. Už steiko aš įsivaizduoju, kažkokios istorijos nėra, tiesiog norėjai steiko, ne paskutiniai vakarieniai. Jo, iš tikrųjų labai mėgstu išpjovą, mėgstu labai mėsą, ypač jautieną. Labai gerai. Gal man padažui visi tokio kremiškumo trūksta, noris labai kremo visą laiką, bet čia labai ryškus pipiras, visi savo skoniais atsidaro. Jo, čia matau skirtingus kelius pipirus. Šiaip mėgsti pipirą dėti ant patiekalų? Jo, visur dedu, visur, ypač va tokie pipirai dedu visur. Tai aš pasigūglinau biškį faktų, nepasigūglinau, čia reikėjo giliau paieškoti. Gal net su žmona susisiekti. Ir vienas faktas, kurį, pasakyk, čia tiesa ar ne, kad praleidai nemažai laiko sąvartynę. Jo? Jaunystė, jo. Ką geriausiai esi radęs sąvartynę? Esu radęs senų kažkokiu, tai nežinau, kas ten per du aparatai, kažkokie kontaktai, tai greičiausiai gal kokios ryšių priemonės, nežinau, bet didelės juostas, ilgas, tokia, žinai, išmestas. Ir man šalia, kadangi autoserviso gyvenau, ten buvo toks metalurgas dėdas, kuris tampydavo mašinas, žodžiu, iš sudaužytos mašinos padarydavo naują. Jis sako, aš žinai, kad šitie kontaktai, aš metalo tuo metu laikotarpis buvo, visi varį tempdavo, liumą, ir aš ateinu su tais kontaktais, tiesiog juodam metalui. Sako, žinai, kad šitie visi kontaktai yra sidabriniai. Ir aš toks, ką? Labai puikiai atsimenu. Bet sąžininkas žmogus buvo. Jo, ir aš užkūriau laužą, nudeginau tą visą ten, kas buvo šalia tų kontaktų, ir su plaktuku numušinėjau. Tai ten aš nežinau, ten kokie kilogramas sidabro buvo. Žinai, tai va čia mano geriausias kainuoja. Jeigu iki dabar būtum laikęs. Tai buvo va čia lobis.
blema, čia gerai, visi to tikisi jaučiu savartinė. O tau savartinė tiesiog čia tau kaip žaidimas buvo, ar kažko iš tikrųjų? Nebuvo nei aikštelių, nieko šančius. Baigtų, kokio tas erdvės, jokios vaikiškos nėra. Ten žmonės galą su galu stengiasi sudurti. Pas mane šalia čigonai gyveno, kitoj gatvėje gyveno alkoholį laikė, dar kitoj gyveno narkotikus laikė. Tas man pas mus žmonės gyveno kaip žmogus, tai žmogus, žinai. Jeigu mes šašlykus kepam, tai tada ateina kaimynai valgyti pas mus šašlykų. Jeigu kaimynas kepa, tai mes, buvo ryšys tarp kaimynų, žinai. Ir tie patys vaikai visi augo taip, žinai, šalia Nemunas tekėjo ir buvo tiesiog tokia rampa, į kurią visi veždavo šiukšlės. Ar to žemės kažkokie tai ten gabalai, ar to akmenys, ar buities atliekos, šaldytuvai, skalbenkė, balaganas visiškai. Tai mes ten ko nerasdavom ir tokie buvom kaip perdirbėjai, žinai. Ten yra, kaip sakyt, mano... Jūs, tu buvai šančių sanitaras. Galima sakyti. Vilkas. Galvoji būti į kunigų ir vienuolių. Ne? Jo. Kiek rimtai galvoji apie šitą? Iš kur galvoji dabar, kaip tavo gyvenimas atrodytų, jeigu būtum nuėjęs to keliu? Tai matai, kad nenuėjau. Tai turbūt ir tam taškus reikėjo laiką susidėti. Žinai, supratau, kad ne man šitas kelias, kai tiek daug gražių moterų aplink. Ir šiaip... Tai moteris tave, ne? Ištiesino. Juokauju. Ne, šiaip, žinai, tas asketiškas gyvenimas greičiausiai ne man, aš labai socialus. Ne tik per 10 metų supratau, kiek aš myliu žmonės. Man kaip yra įdomu yra žmonės, žiauriai. Ir nesvarbu su kuo bendrauti, žinai. Aš gatvėje galiu su benamiu pabendrauti. Žiauriai įdomių istorijų išgirsti. Bet tu kunigų dirbdamas tavo būtų darbas bendrauti su žmonėmis? Gal. Kartais aš ten, žinai, ką pafilosofuoju namie, ten su vaikais kalbu, sako, ne, tau vis tiek reikėjo, mano maniškė, sako, tau vis tiek reikėjo kunigus, jie savo matau, kad su galva tu negerai. Kiek kartų liūdavas atskaitai? Ne ta tema. Ne. Bet supratau, sakau, kad labai daug jie laiko skiria. Tu neturiu teisės skirti taip savanaudiškai, ką prieš tai minėjau, savo, žinai, gyvenime. Nes turėjau ir močiutė, ir tetą tuo metu, ir žinai, po mamos mirties ten viskas sugriuvo, dar sesuo, manau, žinai, 10 metų jaunesnė. Tuo metu, man atrodė, žymiai svarbiau šita dalis mano gyvenimo, negu kažkur savo užsidaryti ir žinai, kažkokias nuoskaudas savo slėpti. Gali nuveikti daugiau iš tikrųjų, nebūdamas kunigu. Dar turim žiūrovų klausimų ir dar turim vieną... O tu ženėjęs bažnyčiai? Mago žaidį. Jo. Mhm. Nes mes radom labai fainą kunigą, argentinietį. A ne? Jo, jisai Pumpėnuose dirba ir gyvena ir mes buvom netgi su juo į Argentiną nuvykę. Pažiūrėti, kaip jisai su jo šeimas pažinom, kaip jis ten Argentinai. Wow. Tai gražino man iš tikrųjų tokį tikėjimą. Ok, einam per deserčiukų, Merūnai. Aš manau, jau laikas, ne? Jo. Kaip tu pavadinai, melinių sriuba? Melinių sriuba. Su klickiukais tais, ne? Žinai, aš greičiausiai, kad tada, kada paskutinį kartą ragavau tą sriubą, su tuo momentu greičiausiai ir baigęs mano vaikystė. Ir man žiauriai smagu, kad mes kartu paragausim, nes aš jaučiu, kad vaikystėje, jeigu būtume suėję, seniai greičiausiai būtų labai baisu buvę. Man vis dar, žinok, sunku suprasti, tavo vaikystė yra po savartino su čigonais, bet ir melinis riba. Kai ragavom tą vaikystės skonį. Labai skanu. Ir šalta jos, arba būtų šalta. Man tie kleckiukai. Cinamino nemažai, ne? Cinamino nedėdavo. Nedėdavo? Bet tas, kur minimaliai dursto liežuvį, tas virtų mėlynių, tas poskonis, ant tų kleckučių, jisai, toks kažkas tai tokio yra, labai. Turim žiūrovų klausimą keletą. Klausimas irgi apie tai jau šiek tiek šnekėjom, kaip šeima atlaiko tiek komandiruočių po pasaulį, gal vyksta kartu? Ar turit savo strategiją, darbo svetur, kaip išlaikyti darną šeimoje? Dėja, bet su vaikų amžium turbūt ateina toks etapas, kada tu kai kurių turi stabdyti. Ir prieš metus, pusantrų, turėjau Šveicarijoje pusę metų kontraktą, Bohemos ir kai tau į savaitgalį kiekvienas skambina vaikai ir ašarodami sako, kad pasilgau, labai norim, kad būtum čia, mums liūdna, žiauriai, tas labai stipriai su mane taip ir biški taip tikrai paveikia, žinai, ir aš supratau, kad aš nebeturiu teisės taip paimti šaut, žinai, savo, nes ten laiko prauliavoji
tiesiog kažkur degini laiką savo, bet ir ne savo, žinai, draugų kaip ir nėra, su kolegom kažkiek pabūni, bet irgi savo gyvenimą turi, jeigu dar vietiniai etatiniai yra operos solistai, tai iš vis savo gyvenimą su vaikais šeimom gyveno, tai kaip dalykas, žinai, trankaisi po tas gatves, nu kiek tu tą miestą apeisi kelis, kiek tu tos muziejus apeisi vieną ar du, nu kitas vyksta 4 mėnesius, nu, žinai, nu tikrai. Ir supratau, kad nu, vat, jau turbūt laikas truputėlį pristabdyti, vat, jeigu bus labai rimtų teatrų pasiūlymai, neturiu teisės atsisakyti, žinai. Sakau, labai sudėtinga. Buvo laikas, kada mes su visa šeima keliaudom į kontraktus. Nu, ten Ispanijoje gauni 4 mėnesius. Nu, ten, žinai, vaikai darželėje tik tai. Tai tu gali juos pasimti, kada nori, kiek nori. Tai, žinai, ten pamokini pats kažko, tai ar skaityti, ar kažką, žinai, bet sunku su šeima labai. Nes tu, žinai, vieną koją čia. Sunkiau vaikus palikti negu žmoną. Jo. Žmona supranta, žmona palauks. Jinai kažkaip pas mane labai kantri, daug investavo į mane, iš tikrųjų, savo va, to, žinai, kantrybės ir laiko, nes aš atsimenu tą laiką, kada mano pati pradžia buvo, tai aš labai daug ten laiko praleisdavau užsienį. Ir aš grįždavau ir galvodavau, visą galvodavau, nu, kaip va ten sugeba išlaukti, žinai. Turėdavau, aišku, užsiėmimo, bet vis tiek, pusę kojas čia, kažką pasirašom, toks. Mata, per distanciją santykiai tai tokia yra, nu, kažkoks imitacija, netikra, žinai, nebūna taip, žinai, turi procesai vyks, žinai, aukti kažką tai tie santykiai. Dar klausia apie vaikus, dar vieną klausia, kaip šiuolaikinius vaikus sudomina, kaip tu sudomini gyvenimu gamtoje, name, be keturračių, žinoma. Smagu kieme ir vis tiek reikia telefonų tavo vaikam. Reikia telefonų, niekur nepasislėpsi, aš jų neasocializuosiu, nes eina su technologijom, su visko į priekį. Labai svarbi tik tai ta vertybinė bazė yra laikas tam, žinai, laikas ir vieta tam. Jeigu tu atvažiuoji į gamtą, nu, tai turi tada truputėlį į šoną padėti tai, kas tave blaško arba neleidžia pailsėti. Ir aš jiem pasakoju apie tai. Labai mes daug kalbam. Labai su vaikais svarbus tą situaciją išpasakot, kalbėt ir labai akis į akį, o ne tiesiog užmest arba šūktelt apie tai, žinai, tai neveikia. O kai tu vakarais prieš miegą kalbėje, labai tave klausosi apie tavo vaikystę, apie viską, apie tos nuotykius, po to sakai, tu tokių nuotykių nepatirsi, nes tu prie ekrano sėdi. O santykių su žmona, ilgų santykių paslaptis. Turi patarimą kažką? Ar čia irgi kaip su vaikais, kad reikia sėdėti, reikia paaiškinti? Žinai, turi viską kalbėti ir išaiškinti, ką darai, kur eisi. Net jeigu paaiškini, vis tiek blogai darai. Vis tiek blogai. Vis tiek yra blogai. Pagrindinė taisyklė yra žmona vis lektyse. Nu tai va, tai dažniausiai vis tiek darau, kaip jinai sako. Žinok, labai daug kartų pataiko. Nu, tas 90% visą laiką būna, kaip sakyti, į tašką. Merūnai, viskas artėja ir tie tinginys mūsų. Artėja. Prie paskutinio deserto. Liuks. Lidl pristato dar vieną puikų receptą ir šį kartą yra desertas. Dar ir koks desertas? Šokoladinis tinginys. Tikrai vertas jūsų dėmesio, tai yra vienas geriausių desertų, kuriuos valgau ne tik šioje laidoje, bet ir apskritai. Taigi susistabdykite video, susirašykite ingredientus, šmaukšti Lidl, kur rasite visus reikiamus produktus ir po kelių valandų patys galėsite tinginiauti. Tik nepamirškite stiklinės pieno. Taigi skanaus ir žiūrim toliau. Ir mūsų paskutinis žaidimukas prie tinginio, kurį jau kaip minėjau pristato Lidl, iš Lidl produktų supirktas, galite receptą susistabdyti, nusirašyti, pasigaminti patys. Sakyčiau, toks arčiausiai vaikystės. Jo. Ir kol mes įvalgysim, pažaisim žaidimą, ko nesakyti žmonai. Tai aš tu duosiu situacijas ir tu sakyk, ar sakyt žmonai ir kaip pasakyt, ar geriau nesakyti žmonai šito. Gerai? Paragaujam tingirį iš pradžių. Šitai nejauku, man iškirgi žiūrė šitą laidą. Tai. O, mama. Aš negalvojau. Aš negalvojau, kad pienas taip pagyvina tinginį. Baigtų, čia yra wow. Tai aš visą gyvenę blogai valgiau tinginį, ne? Ar jis tik prie šokoladinio taip tinka, ar prie visų tinginių? Prie visų tinginių. Na, o. Eiktų, negaliu. Va čia yra kažkas tokio. Nei tie makarunsai, nei šudunsai, niekas man nieko baigtų. Čia yra, čia jau turbūt genuose yra šitas. Ta banga, šokoladinė banga, nu dar žinok. Ir fone, oh, happy day.
Žinai, kur ten žmonės studijuoja visą gyvenimą maistą su vynu, kaip derinti reikia. Va, nėra geresnė derinė. Zysis, Va, pienas prie tinginio. Ok, pirmas, standartinė situacija. Netyčia su draugais į stripaką nuėjot. Sakyt žmoną ar ne? Jokių problemų. Jo? Manai, visų žmonės Yra bus. Neklausia, kiek šleidai. Ne, jinai žino šitą istoriją. Ir buviškai buvo veidas persikreipęs. Ir aš apgailėtinas situacija buvau. Bet tu tai išgirsti ir manim labai nusivilsi. Žodžiu, mes Amerikoje mus draugai pakvietė į vieną didžiausių striptizo klubą. Ir Erika, ir mane, taip, kad pamatys, kas yra Amerikoje striptizo klubas. Ir aišku, ten tų stupų gal 45, atspalvių moterių kiek nori, ūgių, plonumų, storumų, ko nori, visais skoniais. Na, mums dėl savišvietos, mes tokie, žinai, piemenėlis iš kaimelių. Tokie, žinai, visiškai kaip provincialai. Ir o mūsų tas draugas sako, gal nori privatą pasižiūrėti, kaip šoka. Maniškė, eik, davai, varyk. Maniškė, eik, pasižiūrėk, gyvenime daugiau nebebus progų, žinai. Eik, žinai, nesąmonė, žinai, dabar čia žmona sėdė, aš eisiu į privatą, nu ir ką. Finale, vis dėlto nueinu aš. Tai spėk, ką aš ten veikiau. Apie žmoną pasakai savo. Aš klausiau, kodėl jinai pasirinko šitą sritį, nes pragėrė malų privatę. O toks manas Kiek striptizas. jos... Ką ant veido savo turėjai? Striptizo metu? Nu, ką turėjai ant veido savo? Ką nors lietė tavo veidą, kas nors? Ne, nieko nelietė, mes tiesiog sakau, nu, tai ką norėtum pamatyti, tai ten, žinai, kažką. Houstoną. New Yorką norėčiau. Pizos bokštą. Gerai, tai tu manai šitą reikia pasakyti žmonai. Na, mes reikia, be šitoje vietoje, jau iš mūsų šito netims. Aha. Jokių problemų. Mes kartais gatvėje einam vyrus aptarinėjom, kartais moteris aptarinėjom. Čia yra, man atrodo, aukščiausias tas lojalumo ir atvirumo taškas. Ok. Pralašiai kazino. Didelę sumą pinigų. Gal netgi tu pasakytum, nuo kokios sumos jau reiktų pasakyti žmonai. Nu, tarkim, pralašiai 2 eurų nesakys. Žinai, koks, ką pakeis. Pralašiai ten 5000. Sakai žmonai ar ne? Čia gerai paklausiu. Na, aš visiškai nesilankau. Turiu kortelę, vypinę, viską ten. Nu, bet gali šiandien mes. Va, pavalgom tinginę dar. Bum. Ir bum. Alaus ir bum. Nueinam ant durniaus, porą už raudoną, nepaina, dvigubinės nepaina, žiūriu, minus 5000. Sakytum žmon? Jo. Jo? Aišku, ne. Bet kokią sumą pasakytum? Jo, manau. Tai čia buvo viena, kad su draugeliu nuvarėm, turėjom savaitgalį. Sako, nu tai varai, dai, pabusit, kažką nuveiksi, žinai, ten kažką. Ir gavos, kad jis savaitgalį daug išlaidavom į kairį dešinę, ten žvejybą, kažką tai ten saugumą šokom, ten nardėm, visokių nesąmonų pasigalvojom, tiesiog per stumt laiką. Ir pabaigoje, sako, sekmadienio tipo diena, sako, ką veikiam? Jis sako, davai, varai, kazinkė. Ir aš toks, baigit, tai sako, dar dafiga išsileidom nesąmonę. Nu, davai, sako, ką tai ne per daug pasėdėsim, kažkaip viskiuko, vis tiek, sako, ta atmosfera labai faina, aš nežinau tos atmosferos. Nėra tam tokį fainą tą atmosferą, iš tikrųjų. Šiaip tai man labai slogi, nes aš pažiūrėjau tos veidus, kaip kokie žmonės ten yra priklausomi ir kaip yra liūdna. Nu, nepatikėsiu. Mes po 50 eurų išsikeitėm ten po 2 eurus ar po 5, nežinau. Ir išėjom su 800. Gerai, tada kitas klausimas. Kiek turi laimėti, kad nesakytum žmoną? Ne, greičiausiai. Kažką net padovanočiau greičiausiai iš to laimėjimo. Gerai, nu tai kitoks vyras. Ne, aš visiškai netipinis. Gerai, paskolinai jos nemėgstamam žmogui didelę pinigų sumą. Būtų amen. Būtų amen? Jo. Nes tai būtų blogai labai. Neskolintum ar nesakytum? Gal neskolinčiau. Pirmiausia. Nes finansais vis laik stengiamės kažkaip aptarti, žinai. Rimtesnės, tokia didesnės išlaidas, kokie, žinai, tai koks didelis pirkinys, kokį ofisą pirkti ar kažką, vis laiką diskutuojam, žinai. Ar mes čia paskolą įmam ir, tipo, nebūnam iš ką didelių išlaidų neturėti, ar dar kažką, tai diskusijų. Gerai. Ok, tai žodžiu, aš atrasiu kažką, ko tu nesakytum, žinai. Vakarėlį yra moteris, su kuria tu mėgoji. Jūs dar nebuvot kartu? Bet čia tavo paskutinė. Gali nebetęs, nesakyčiau. Radau vis tiek. Baigtų, ne. Nedarytum nejaukios situacijos. Ne, baigtų. Va, teisingai. Nes nebūtų kaip neišeit ir
Žiauriai, nes pradėtas... Aš mėgaus šitą. Kam žinot? Nu, kažkokia žinot, nesąmonė. jo. Nu, yra tokių... Jos viską nori žinot, bet aš sakau, kad šito nereikia. Bet yra nesąmonė, tu Jo. konfuzijos ir pats ir jinai labai nejaukiai jausis. Gerokai viršiai greitį tiek, kad būtų atimtos teisės, bet nežinai, ar nufotkino. Ir grįžti namo nieko nesakai, ar sakai, gali būti tokia situacija, kad aš teisų neturėsiu. Ne, žinok, Nesakytum? nesakau, turbūt. Nėra čia ką, nu, žinai. Nu, O kaip yra, ten praslysi, nepraslysi. O jeigu jau nufotkins, tada, nu jeigu nufotkina ir tai nufotkė, tada jau pasakai tą pačią Nu, dieną. tai jo, ne? sakau, greičiausiai bus užsišovęs. Mm. Yra buvę. Yra buvę. Ten eilė labai daug ir muzikantų, žymių žmonių tuo metu irgi buvo užsirovę kažkaip. Ir aš tada irgi padėjau 4 mėnesių, man atrodo. O čia kažkaip vienu metu labai visi. Tokia banga, mada. Mada. Orai gal geriau buvo. Turbūt. Tave apskemino ant kelių šimtų eurų. Aha. Bet tokia drinoj lygioj vietoj, kur net gėda prisipažinti. Sakytum? Sakyčiau. Sakytum? Na, aišku. Ok, su mašina pertrenkiai ežiuką. Sakytum ar ne? Jo, Sakytum? sakyčiau. Nu. Eik, aš šitą nesakyčiau. Nesakytum? Ne, aš pasilikčiau šitą savo. Tiesiog. Mums yra buvę taip irgi, Nežinau. kad kažkaip taip. Ar po sparnu buvo kačiukas, ar įlindęs po variklių ir važiuojantis iš šoko aparatais ir kažkas apažiūrėjo. Ir man iškė taip, Jėzu, Marija, Jėzu, ką dabar, kaip tas gyvūnas jaučiasi. Tai jis buvo biškelė. Turiu patirties dėl to ten Žinai, žinai. kas, jeigu tu suvažinėjai jau nemalonu, dar kai tu papasakui, tu antrą kartą išgyveni tą. Geriau pasitenk, kuo greičiau pamiršti, mano tai gal. Vitulskienė padarė vakarienę, o tu nežinodams McDonald's prisikirtai. Dabar grįžti, o jinai stengiasi, valgai antrą. Ar sakai, valgai, ne? Ir nieko nesakai. Noriu valgyti, o čia, jau lipa. Jo, čia tavo toks dumalas bulkas. Bet jinai, gal sugebėtų tai pasakyti, kad, blemba, aš jau, žinok, privalgiau tą ir nebe tikrai. Aš neturiu, man taip gaila žmogaus įdirbio, darbo, ne kad man gimtadienio proga keksą kepė. Visą dieną jinai kepė tą keksą, ten plakė, taip kaip reikia, taip kaip aš mėgstu, viską susidėlioti ant stalo, man bai tas procesas patinka. Ir jinai tiesiog vietoj 400 gramų cukraus druskos. Ir jinai man jau iškepa atneša, nu, ragauk, ir tokiom, žinai, meilės akim. Ir taip. Dom. Kas buvo, ką tu čia įsikalinėjai? Paragauk to geriau. Taip man jos gaila, net kai failai atsitinka, man jau skauda, žinai, irgi. O čia kai stengiasi, visą dieną žmogus atiduoda, su meilė tą daro ir gal kaip faina bus. Bliam, man neturi teisės už tai pasielgti. Aš mamos maistą kartais, jeigu persudydavo, tai dar daugiau suvalgydavau, kad nesijaustų blogai. Lygiai tas pats. Man mamos irgi visą dieną galvoju, niekur jinai savo pramogoms niekam neleido, ir staiga, taip, žinai, tu čia spjausi tą jos. Nu tikrai triūsą, ne, man. Žiūrėk, aš atrodo gal per labai teisingas toks, labai per sterilus, ne, ir gali atrodyti kaip imitacija. Bet tiesiog aš taip galvoju, nu blemba, nu tam ir yra tie mylimi žmonės, kad mes dėl jų aukotumėmės, ne, kažkaip ir tą emociją paslopintume ir tas, nu tai o kam tada iš vis gyventi? Dėl ko tada iš vis stengtis, jeigu ne dėl savų, žinai? Blemba, labai gražu. Tai ačiū Merūnai. Labai skaniai pavalgiam, labai geras tavo pasirinkimas, įdomus pokalbis. Dėkui tau. Aš už Radžį balsau, prisipažinsiu. Keli Nekenčiu tavęs. Mes visi už Radžį buvom. Visi čigonai buvo už Radžį. Visi buvom už Panevėžį sirgom, bet smagu, kad sėdim su tavim prie vieno stalo ir tikiuosi dar ne paskutinį kartą. Ačiū tau, kad atėjai dar. Nu, tai pakelkim už draugystę, manau, da savo laidoj pieno nekėlė. Žinok, čia man atradimas šio amžiaus. Tai ačiū tau, Merūnai, ačiū Kalnapiliui, ačiū Lidlui ir susitiksime dar kitose laidose. Ačiū.